Sveiki! Malonu, kad vėl virtualiai aplankėte Vytauto didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspoziciją. Šiandieną jums papasakosiu apie Lietuvos kariuomenės logistikos padalinių naudotą techniką. Viena iš pagrindinių logistikos valdybos funkcijų – lauko paslaugų teikimas Lietuvos kariuomenės vienetams. Kad kariai būtų pamaitinti karštų maistų lauko sąlygomis, kariai virėjai naudoja tokias lauko virtuves. Čia dažniausiai gaminama pietums sriuba ir košė, pusryčiams ir vakarieniai, kompotas arba arbata ir košė. Šiuolaikinės kariuomenės kariai turi ir sauso davinio paketą, kurį galima pasišildyti kiekvienam individualiai. Tačiau šiose lauko virtuvėse paruoštas maistas dažnam kariui yra sotesnis ir skanesnis, ypač šaltuoju metų laiku. Kariai virėjai lauko sąlygomis galėjo iškepti ir duoną, bet tam naudojama jau kita technika. Jūs matote lenkišką sunkvežimį su priekaba, tai duonos kepykla. Sunkvežimio kabinoje būdavo maišoma išminkoma tešla, o priekaboje kepama duona. Detaliau, kaip kepdavo duoną, papasakosiu ir parodysiu jums atvykus į ekskursiją. O tuo tarpu šiuose švediškose priekabose sumontuotos skalbimo mašinos ir džiovyklė. Kariai atsakingi už šias skalbyklas lauko sąlygomis galėjo išskalbti karių, medikų, virėjų ir kitų specialybių karių aprangą, lauko ligoninių patalynę ir panašiai. Šią ir kitą techniką jūs galite pamatyti atvykę pas mus į karo technikos ekspoziciją, kuri įsikūrusi Kauno tvirtovės 6-ame forte. Tik būtinai pasiskambinkite ir užsiregistruokite savo ekskursijos laiką. Telefono numerį ir ekskursijų laikus jūs galite rasti mūsų Facebook tinklalapį. Iki susimatymo.